Sveiki, krepšinio gerbėjai, su komentatorius Vaidas Čeponis. Kągi, po pertraukos grįžtu su savo analizė ir prognozėmis, buvau gana ilgam dingęs. Vis tiek senatvė norisi pailsėti, gulėjau bambą išvertęs ant sofos ir paplūdimiuose, tačiau dabar pasistengsiu sugrįžti su trenksmu. Kągi, artėja olimpinis atrankos turnyras, kuriame kovos ir Lietuvos rinktinė. Jūs prenumeruokit mano YouTube kanalą, nes vasarą dar sugrįšiu su savo laidomis. Na kągi, kitą savaitę Puerto Rike startuoja olimpinis atrankos turnyras, kuriame lietuviai kovos dėl vienintelio kelialapio į olimpinės žaidynes. Na ir lietuviai tikrai laukia gana rimtas iššūkis. Tiesa, grupėje varžovai neįtin pajėgus, Meksika ir Dramblio kaulo krantas, o kitoje grupėje grumsis Puerto Rikas, Italija ir Bahreinas. Kągi, iškart pradėsiu nuo pirmųjų lietuvių rungtynių grupėje. Mūsų laukia Meksikos ekipa, kurie neseniai pasaulio čempionate Filipinuose sudorojome net 30 taškų skirtumų. Skista yra gana Meksikos komanda, Gustavo Jonas, ryškiausia žvaigždė, jau yra baigęs karjerą, tai visiškai veteranų kapela. Pako Kruzas ir Polo Stolas yra komandų lyderiai, kurie yra žemi gynėjai. Jiems svarbiausia neleisti mesti tritaškių. Tai yra snaiperių komanda, bet Pako Kruzai 35 metai, Stolui 38. Na ir komanda neturi ilgo atsarginių žaidėjų suolo, reikia juos spausti, varginti, intensyviai gintis, rengti greitas kontratakas ir manau, kad tikrai pompą gaus Meksikos krepšininkai, tikrai manau, trečiajame kėlinyje tai tikrai. Manau, kad lietuviams tai bus gana lengvas pasivaikščiojimas parke ir prognozuoju mūsiškių pergalę maždaug 25 taškais. Lietuvių kitos rungtynės su Dramblio kaulo kranto komanda. Ši rinktinė praėjusiame Afrikos čempionate iškovojo sidabros medalius. Tai visiškai kitokia komanda nei Meksika. Daug jaunesnė, greitesnė, atletiškesnė, turinti ūgio po krepšiais, tačiau turinti mažiau patirties. Lietuviams tikrai yra įkandamas varžovas. Dramblio kaulo kranto krepšininkų nemažai žaidžia Prancūzijos pirmoje, antroje lygoje, bet ryškiausia figūra yra NBA vidurio puolėjas Mo Mamba, kurio ūgis 2,13 m. Tai jis gali tapti tamsiuoju arkliuku, turi ilgas rankas, šoklus, blokuoja daug metimų, bet manau, kad jį tikrai turėtų vakarieniai suvalgyti Domantas Sabonis, kuris fiziškai tvirtesnis, techniškesnis žaidėjas ir manau, kad Sabonis tikrai dominuos, manau, prieš Meksiką. Šį kartą gal nebus toks rezultatyvus, bet manau, kad tikrai turėtų iššauti mūsų metikai, kai bus dvigubinama gynyba prieš Domantą, tai ir Marius Grigonis, ir būtent Deividas Sirvydis. Dramblio kaulo krantas nėra snaiperių komanda, skirtingai nei Meksikos, taigi reikės kitaip žaisti su afrikiečiais, gal kiek kartais pristabdyti žaidimą, žaisti gudriau. Nebejoju lietuvių pergalę, maždaug 15 taškų skirtumų. Liepos 6 dieną Puerto Riko sostinėje San Juane jau prasidės pusfinalėje. Prognozuoju, kad kitoje grupėje vis dėlto pirmąją vietą užims italai, o antrą puertorikiečiai. Taigi mūsų lauks pusfinalis su aikštės šeimininkais Puerto Riko krepšininkais. Nors puertorikiečiai praėjusiame pasaulio čempionate buvo tik 12, tačiau jie žais gausių ir labai triukšmingų savo žiūrovų akivaizdoje ir tai bus lyg 6. žaidėjas Puerto Riko rinktiniai. Be to, Puerto Riko komandos sudėtis bus stipresnė nei planetos pirmenybėse ir aš manau, kad lietuviams šį kartą nebus lengva. Jose Alvarado, greitas gynėjas iš Naujojo Orleano Pelicans, papildė Puerto Riko rinktinę, kuris žaidė kartu su Jonu Valančiūnu ir NBA lygoje jis nebuvo statistas. Kitas komandos variklis irgi yra įžaidėjas Watersas. Abu pagrindiniai krepšininkai yra įžaidėjai ir abu labai žemi.
maždaug 1,80 m, vienas kitas 1,83 m ir tikrai bus juos galima atakuoti, jie yra taikiniai gynyboje. Na ir vis dėlto Lietuvos rinktinė turi daugiau kozirių, turi daugiau ūgio, mūsų priekinė linija, nors ir be Valančiūno, daug galingesnė. Aš manau, kad vis dėlto išsikvėps puertorikiečiai antroje mačo pusėje, mūsų komandos lyderiai tars savo žodį. Šį kartą kažkaip nuojauta kužda, kad ir Ulanovas gali patraukti kažkiek komandą. Lietuvių pergalė maždaug 10 taškų persvara. Kitame pusfinalėje prognozuoju, kad italai vis dėlto palauš Dramblio kaulo kranto rinktinę ir pateks į finalą. Taigi lemiamas mūšis dėl vienintelio bilieto į Olimpiadą Lietuva-Italija. Italijos rinktinė neteko savo lyderio dėl traumos Simonės Fontekijo, kuris NBA lygoje praėjusią sezoną buvo labai rezultatyvus, rinko po 15 taškų Detroito Pistons komandoje, tai milžiniškas nuostolis, bet matom, jog vis tiek turi potencialo rezervų italai kontrolinėse rungtynėse, jie neseniai sudorojo galingą Ispanijos komandą. Išskirtinis italų bruožas yra neįtikėtinas kovingumas. Gianmarco Paceco, vyriausiasis treneris, yra vienas geriausių motivatorių apskritai, manau, Europoje, nors taktiškai nėra labai stiprus. Taigi, manau, kad lietuviams reiks rimtai paprakaituoti, bet italai turi tikrai didelių minusų. Tai yra, pirmiausia, jie neturi aukšto stipraus vidurio puolėjo, kur Nikolo Meli dažnai žaidžia centru ir manau, kad čia turėtų pasismaginti Domantas Sabonis ir pelnyti tikrai maždaug 20 taškų ar daugiau. Italai stengiasi žaisti greitą krepšinį. Merionas, Tonutas, gynėjai yra jų variklis. Kita neigiamas bruožas, kad daug veteranų komandoje, ir Polonara, ir Meli, ir Galinari, taigi lietuviams reikės demonstruoti aukštą žaidimo spartą ir mano nuojauta kužda, kad mūsiškiai išplėš pergalę po atkaklios kovos maždaug 7-8 taškais. Tikrai tikiuosi, kad Lietuvos rinktinė nepasišiukšlins, neapsikiaulins ir iškovos kelialapį olimpinės žaidynės. Jeigu taip neatsitiktų, aišku, būtų tai ir didelė mano kaltė, ypač dėl šitų prognozių. Kągi, sėkmės mūsų vyrams ir atsisveikinu iki olimpiados.